Andrius alkoholikas, dar sėki. Nežinau, kiek čia man išeis tą laiką ištempti, ne mano valiai, čia viskas yra. Visų pirma, noriu padėkoti, kaip ten bebūtų keista, kur vengdavau anksčiau ateiti su tokia didelė baime, iš viso su tokiu priešiškumu, ne. Šiai dienai čia jaučiuosi kaip namuose, kur jauku, šilta, miela ir norisi būti, kur tikrai jautiesi žmogus. Tai dėkoju Dievui, dėkoju Jums už tokią galimybę, dėkoju už pakvietimą, kad galiu pasidalinti savo patirtim. Šiai dienai blaivas esu taip ir kaip alkoholikui, norėtųsi pasakyti, eina 3 metai, visą laiką mėgau pagražinti, bet šiai dienai ugdau naujus principus, tai pasakysiu, stengiuosi atsakyti tiesą, tai pasakysiu, kiek yra iš tikrųjų. Tai šiai dienai yra 2 metai, 5 mėnesiai, 22 dienas ir 9 valandas 38 minutės, kaip esu blaivas, su programa. Tai va, iki tol turėjau keletą blaivybių, turėjau ir metų blaivybės, turėjau ir 8 metų blaivybės, bet naudos iš to visą laiką galvojau, kad man atneš džiaugsmą, bus lengvesnis, patogesnis gyvenimas, taip kaip aš noriu, bet taip man nesigavo. Nežinau, čia tokios temos kaip tokios kaip ir nebuvo, tai turbūt tradiciškai, ne, turbūt reikės sakyti, kas buvo, ne, kaip įvyko, kaip yra šiandieną. Tai kaip geriau turbūt neįdomu, nepasakosiu, pabandysiu perbėgti per tos žingsnius, nes visi geriam praktiškai vienodai, tai gal aplinkybės biškai šiek tiek skiriasi. Gimiau aš, sakykime, alkoholikų šeimoje. Mačiau, kaip gerdavo tėvai, mačiau, kaip pykdavosi, mačiau, kaip bardavosi, bet čia turbūt nebuvo tos esmės. Alkoholis man kaip ir niekada nepatikdavo. Mūsų knygoje rašo, alkoholis buvo draugas, alkoholis buvo priešas ir alkoholis buvo valdovas. Kada jisai tapo priešu, aš net iš tikrųjų realiai net nepajutau. Nes nuo pačio pirmo paragavimo, kad ir kaip buvo neskanu, kad ir kaip tenais buvo išpilta atgal, bet ta emocinė, poveikis to alkoholio, jis man teikia džiaugsmą, begalinį džiaugsmą. Tokio atsipalaidavimo, tokio išlaisvėjimo, tų tokių savybių, kurių atrodo pas manęs net būčiau nepagalvojęs, kad turėjau tokių savybių, aš be alkoholio aš jų nemokėjau išreikšti niekaip, man nesigavo nei niekaip. Ta pati krepšinį žaidžiant, man reikėdavo išgerti porą alaus, kad man gerai eitų ten tritaškiai, ten dvitaškiai, nesvarbu, galėdavo eiti ir kiaušį žaisti, atsiprašom, žodį, ten beleką. Tai be alkoholio aš niekaip negalėjau. Man į mokyklą alkoholis padėjo pabaigti, juokingai skamba, bet šiaip iš tikrųjų niekada nebuvau gabus mokslam, niekada nemėgdavau nei skaityti, nei nieko, bet labai mėgdavau gerti ir plėšti kioskus. Tai mokytojai davė atestatą vien tik tam, kad nedaužyčiau tų langų ir neplėščiau juos. Tai nemačiau aš, kai jis man būtų priešas. Visą laiką man atneždavo tokios, kaip aš maniau tuo metu, naudos, padėdavo prasimušti kažkur. Tai prasidėjo etapas, kai pirkdavau mašinas, kad čia turiu pinigų, perku mašinas, bet mašinas perku ne pagal mašinos išvaizdą, ne pagal mašinos kažkokį tais komfortiškumą, bet perku pagal numerį, žinai, nes būdavo mada, paskutinis skaičiai, žinai, tai tiek reikia statyti, kad išgert gali būti. Tai reikia, nereikia, tokiais dalykais susiminėdavai, kad jis man būtų priešas, negalėjau net įsivaizduoti, kol atėjo tokie momentai, kad galbūt šiek tiek kažkur tais kažkaip trukdo. Bet trukdo ne alkoholios, o trukdo, pavyzdžiui, darbo valandos, ne, tarkim, čia reikia per ilgai dirbti, kad čia iki to vakaro sulaukti. Tai kaip ten bebūtų keista, atėjo toksai momentas, kai anksčiau išgerdavai tenais litrą tos degtinės, ne, po to girdavaisi visiems saidavai, kad čia išgeriam 4, žinai, ant galvos ten, bet atėjo toks laikas, kada pareidavai namo, žmonai sakydavai, išgeriau tik bonkę, o iš tikrųjų prieš tai susivirtė 8, kokios 7. Tai bet vis tiek nepastebėdavau, kad alkoholis ten man kažką tais blogo darydavo. Jeigu pirmą kartą papuoliau į ligoninę, tai bijojau prarasti, tarkim, atsitiko su vaiku tokia bėda, su dukryte, prisimenu, maža buvo, parke sėdėjau, kažkaip tai mačiau, kaip tėvas žaidžia futbolą ir galvodavau, kodėl man taip nesigauna. O kad čia flečkutė stovi, o vaikas ten ant supinės, man visiškai buvo tas nevienodai, bet taip verkiu, galvoju, nekreipė manęs dėmesį. Tai pasiūlė man atsigulti į Minesotos ligoninę, nieks man nesakė, kad tenais yra alkoholikų, tenais, blaivykla, ten kažkokia, ten sakykime, ne.
už pinigus, iš pradžių į privačią palatą, tai šiaip ne taip sutikau, dar getas buvau šiltas. Tai bet tik atsigavęs, tada aš pirmą kartą sužinojau, kad reikės eiti į anoniminius alkoholikus. Tai mano tas įspūdis toksai po to atsigavimo iš tos Minnesotos, kai reikėjo pirmą kartą ateiti į anoniminius alkoholikus, prisimenu, vienas pats su mašina važiavau, kampais čia įėjau į tą grupę, nesakysiu į kokią, aiškus, bet tas mano vaizdas toksai buvo, kai aš įėjau, pamačiau žvakės, knygas ir iš karto pagalvojau, čia tai platintojai, o čia tai viskas, čia tai papuoliau. Privers dar mane platinti knygas kažkokios čia. Įsigandau baisiai, dar tas žmogus toksai sėdėjo, tenais vedimo tvarka tokia buvo, ten skaitė, jeigu jūs norite turėti tai, ką mes turime, jis sėdė toksai, tas švarkas toks, tuo momentu aš taip galvojau, toksai antro pasaulinio karo, toks švarkas uždėtas, aš galvoju, tikrai nenoriu turėti tai, ką tu turi čia mes. Aš jei Bogu nenoriu turėti tai, ką tu turi ir aš galvojau, kaip iš tenais pabėgti. Tokios, čia trumpas tokios frazės, nepasakosiu, neįsivilksiu plačiau, bet tai, ką aš galvojau, tai tada aš galvojau, čia ne man. Čia ne man, aš grįžau iš tos ligoninės ir aš pasakiau žmonai, kad tenais pasakojo, kaip tenais prigėrė krytų, kaip plaukai tenais buvo prišalę, ten kažkur, žinai, ar ten koja kažkas susilaužė, man to nebuvo, niekada nieko įvykę, ten visi praradė, ten visiškai ten viską. Aš nieko nepraradau, ką aš čia, aš net toksai. Tai reiškia, ir aš negėriau metus laiko. Net aš jau nežinau, kas ten atsitiko, ten su psichologija taip pašnekėjom, taip lygtis, taip gražiai. Ir negėriau metus laiko. Įsidarbinau pirmą kartą čionais jau Lietuvoje, niekur nevažiavau. Reiškia, atlygdymas buvo geras. Iki kol direktorius gruodžio 30, prisimenu aiškiai kaip šią dieną, gruodžio 31 dieną, tai direktorius mūsų brigada buvo iš 4 žmonių, tenais kaip beveik kaip ant savęs dirbom. Reiškia, atneša tokį, kaip kovos puodukas, tokį degtinės buteliuką. Mums sako, vyrai čionais po 100 gramų, su naujais metais. Su naujais, ir išgerėmės po tą 100 gramų ir susitarėm susitikti sausio 3 dieną. Vyrai tai išėjo sausio 3 dieną. Ir aš pirmą kartą gyvenimą atėjau į darbą tik vasario 28. Kur dingo tas mėnuo, aš neprisimenu. Čia buvo toksai, aš aiškiai suprantu, kaip dabar tas poreikis alkoholio, jeigu tu nevartoji, jisai niekur nedingsta. Tai kur tas mėnuo iš mano gyvenimo dingo, aš negaliu nei šiai dienai prisiminti. Aš tik tai žinau, kad atsibadau tarp daug degtinės butelių ir daug skarbonkio alaus. Tai tada kažkaip įsigandau, čia vedu prie to pirmojo žingsnio, kad alkoholis, kaip čia dabar pripažinama, kad esam bėgiai prieš alkoholį. Tos antros dalies aš jau neskaitau, nes man nebuvo aktualu. Tai ten įsigandau, atsiguliau antrą kartą į Minnesotos, reiškia, tą programą, bet ne į 5 aukštą tikrai. Aš maniau, kad aš jau čia viskas jau pripažinau, man reikia tik tenais. Reiškia, praėjau šitą Minnesotos programą, pradėjau vaikščioti į grupės, labai beprotiškai stengtis tarnauti, bet klausytis tik tą, kas man įdomu. Bendrauti su tais žmonėmis, kad jie man tinkami yra. Ir aš taip pavargau 8 metus. Reiškia, daug tų tarnyščių buvo, daug visokių, atsirado daug pinigų, atsirado daug darbų, bet kažkaip man to džiaugsmo nenešė tas gyvenimas. Velniškai nenešė tas džiaugsmo gyvenimas. Ir aš niekaip nesuprantu, lygtai skaitau, lygtai darau, lygtai blembački stengiuosi. Tik po to einant žingsniuose, padedant kitam alkoholikui, aš pamačiau savo tą tikrąjį veidą, kaip aš tenai stengiausi. Reiškia, ir atėjo tokia diena, kai atėjo karantinas, reiškia, negalim niekur buvo išvažiuoti, nei nieko. Ir čia pakirto ir mane ta liga. Kaip tuo metu aš maniau, kada tikrai ten atėjo, ten tikrai jau lygtais kaip ir turėčiau neatsikelti kitą rytą, ką aš darau, tai reiškia, aš pasiemu ir paprašau, kad man atneštų, tai vis tiek taip manęs nebebus, atneštų 100 gramų. Ir aš tą 100 gramų atsigeriu. Ir atsigeriu taip, kad atsigeriu po to 1,5 metų dar geriau. Nes išmokau gerti, nes nieko neatsitiko. Niekas nenumirė, nieko nepraradau, pachmielo nedariau, tik tais laikui bėgant, ten tarkim, kaip užtekdavo atsigerti 1 buteliuko alaus, po to jau prasidėjo 2, po to 3 ir galų gale atėjo toksai užgėrimas, kad buvo kaip tą pirmąją kartą, kur aš įsigandau. Užsidariau savo kambarį, reiškia, kad niekas nematytų ir
Tik tai atsibūdau ligoninį, jaučiau, vat Minisotas, ne Minisotai, 5 aukšte jau atsibūdau. Ir man nuotrauką atsiuntė, kaip atrodo kambarys, tai ten buvo tas pats pilna degtinės butelių ir daug skarbankio laus. Ten net nesuskaičiuosi, ten daug žodžių. Tai natūralu, kad mano organizmas jau neatlaikė to gerimo, to tempo, nes atėjo tas momentas, kada tu geri, tu nejauti, tu geri vandenį ar ką tu geri, jokio poveikio, nei girtėjai, nei blaivėjai, ir nežinai, ką daryti, ir eini iš proto. Tai va tada kažkaip tais prabėgo tas visas gyvenimas, toj palatoj pas manęs, taip galvojau, ten ta ramybės malda įgavo kažkokią tais kitokią prasme, aš ją tariau, žinojau atmintinai, bet va tą momentą tariau kažkaip tais kitaip. Dar gydytojai užsipuolė, tenais mane norėjo, dar prisimenu, į ilgalaikį reabilitaciją uždaryti, tai aš labai priešinausi, pradėjau savo mandrumą rodyti, ką jūs čia man pasakojate, aš viską žinau, tiek blaivybėj buvau, čia man pradėsit. Ir kaip man pasakė, kad nepadariau pirmąjį žingsnį, aš buvau gatavas užmušti tą žmogų. Aš sėdėjau toj palatoj ir aš įsivaizdavau, kaip aš išėjau iš ligoninės, aš susadinsiu į mašiną, išvešiu kur nors į mišką, pjausiu, tai po tą nagą trauksiu ir sakysiu, nu tai kaip aš pripažinau pirmą žingsnį ar ne. Nu tokios kašmariškas mintis lindo, aš negalėjau nusiraminti niekaip. Reiškia, buvo šeštadienis, atėjo dalintis žmogus. Ir man nebuvo įdomi jo istorija, visiškai jisai dalinosi, bet jisai paminėjo tokią frazę, kad vat, irgi buvo blaivybė, tik jis ten dar ką aš pagalvojau, cinkelį pasididžiavau, kad jisai buvo mažiau blaivybė, jisai sakė apie 7 metus, reiškia, buvo blaivybė. Tai vat aš tą pagalvojau tą cinkelį ir galvojau, ką jisai darė. Tai pasiprašiau globos. Aišku, kitą dieną pagalvojau, koks uždūnis, ką aš padariau. Bet tai įvyko pirmą kartą, kada aš nusprendžiau pabandyti. Tai va, kai susitikau, man ilgai reikėjo laukti, bet susitikau su globėju, mes pradėjom skaityti tą knygą. Ir kai aš maniau, kad aš padariau tą pirmąjį žingsnį, nepripažinau, kad aš bejėgis prieš alkoholį, net ten pasirodė yra antra eilutė, kad mano gyvenimas tapo ne bejėgis. Tai šito aš nebūčiau sužinojęs be kito anoniminio alkoholiko. Ten, kad ir tokią pačią frazę neparašyta, tenais mūsų didžioji knyga yra, net ant laiškį, man atrodo, ar kur tenais yra parašyta, kad tą gebėjimą kontroliuoti savo gerimą, aš jau jį buvau praradęs, net nežinau, ar pirmam kartą, kai aš buvau paragavęs, ar įgimta pas manęs, neįgimta, nesvarbu, bet buvau pačio jaunystėje praradęs kažką tais kontroliuoti. O aš visą gyvenimą norėjau kontroliuoti grupės, norėjau kontroliuoti vaikus, norėjau kontroliuoti beleką. Tai tokių žodžių tenais net pas mano galvoje tokioje lentynėlėje net nebuvo. Tai vat kai supratau, kad mano gyvenimas tapo nebevaldomas, tenais atėjo antram žingsniui eilė, ne veltui surašyti pagal tą eilutę, man jie be galo sunkiai ėjosi. Antram žingsniui reikėjo patikėti savo valią Dievui, tik tai jis gali grąžinti sveiką mąstymą. Tai iš pat pradžių prasidėjo tie tušti tokie prašymai, atrodė kaip ir nedavė jokios naudos, bet kažkodėl tai žmonės keistis pradėjo. Nemačiau, kad aš keičiuosi, bet lyg tai žmonės pradėjo keistis. Ir trečiam žingsnė, atiduoti, jam. Man buvo labai sunku, aš tuos 8 metus prisimenu toj blaivybei. Ašgi girdėjau grupėse dalinusiagi žmonės, kad ir Dievą turi ir viską. Man jis kažkodėl tai toks religinis atrodydavo, nes bet kur pasižiūrėsi, į bet kokią religiją, ar tenais į musulmonų, ar visur kažkodėl tai kažkoks tai nupieštas. Jeigu Buda, tai plikas, toras, kažkoks tai. Jeigu katalikų, tai kažkoks tai vienoj bažnyčiai laisas, kitoj apžėlis, kitoj su barzda. Visą laiką ieškojau kažkokį tai apčiopinį. Man reikėjo iš Dievo įrodymą, Aš atrodo, meldžiuosi, bet nieko negaunu. Bet dariau tai bukai. Nes man užteko, kai globėjo, kai dirbau, kai skaitėm didžiąją knygą, kai man užteko sužinoti tik vieną dalyką. Nes aš žinau, jeigu aš nieko nedarysiu ir jeigu aš taip gyvensiu ir toliau, aš tikrai mirsiu. Ir tas mane vedė, stumėjo į tą priekį. O 4 žingsnis jis pakeitė kardinaliai beveik viską. 4 žingsnį reikėjo rašyti pykčius, baimės. Tenais dar toks, kaip anksčiau būdavo įdomu klausytis, seksualinė lentelė ten tokia yra, tai visą laiką klausytis, dabar čia prišnekės, ką nors. Ten pasirodė visai apie kitus dalykus rašo, apie tokius, kokius aš turėčiau būti. Tai 4 žingsnėje supratau, kad aš visą gyvenimą ne tik pykau, bijojau ir gėriau. Ir daugiau nieko neveikiau. Prieš tai aš buvau toksai, atrodo, darbštus, toksai, nieko nepraradęs, turtingas, o pasirodo nieko neturėjau. Plikas basas, piktas ir viskas.
Labai bijau 5 žingsnį daryti, nes niekada nemėgau pasakoti apie savo kažkokias problemas. Bet stebuklas įvyko, aš tada nemačiau tų stebuklų. Dabar biškai lengviau kalbėti apie tai, nes tuo momentu taip neatrodė. Aš labai ilgai ruošiausi jam, dantį sukandęs, lūpą patempęs, nuėjau iki globėjo tą 5 žingsnį daryti, bet kai padariau tą 5 žingsnį, ten pas mane knygoje parašyta, nepasilyka, nepasavęs nei nieko. Pasakyk visą teisybę, kai buvo. Tai pirmą kartą, kai aš buvau sąžininkas. Per 42 metus aš pirmą kartą buvau sąžininkas su globėju. Aš nuvažiavau nuo jo namų, aš paskambinau, sakau, tu dar neišvažiavau, man reikia grįžti. Aš grįžau ir aš dar pakalbėjau. Baigiam tą pokalbį, išvažiavome, aš beveik davažiavau į savo namų ir aš nebenorėjau palikti nieko savyje. Atrodo smulkmena, atrodo gal niekam nereikšminga, nieko jis nepakeitė, jisai kaip ir pats suprato visą to, bet tai buvo esmė man. Aš pirmą kartą vėl apsisukau, vėl grįžau ir vėl jam pasipasakojau, nes aš niekada nebenorėjau palikti nieko. Aš norėjau viską išsivalyti savęs. Nieko tenais nebuvo, ten girdėjau, ten žmonės, ten visiems skirtingai. Man nieko nebuvo, aš tik pajutau palengvėjimą ir tokia ramybė atėjo. Aš pirmą kartą pradėjau žiūrėti žmonėms į akis. Nebebijoti. Kažkodėl, nežinau kodėl, kas įvyko, bet aš pirmą kartą pradėjau žmonėti į akis. 6, 7 žingsnis. Būtų trūkumai, jie mane kankina į dabar. Tik vis tiek, kad globėjas man atvėrė akis, parodė, kokie jie yra, bent jau tai pradžiai. 8 žingsnis man tai labai žiauriai patiko. Aš prisimenu, kaip mano globėjas dar nydavosi. Susidarė eilutę nuo Vilniaus iki Nidos. Jėzau, vaikelį, galvoju, tu Švedija nematai, kur yra dar. Jėzau, o ten parašyta. Šiaip realiai, iš tikrųjų, galbūt ir, kaip parašyta, daug girdžiu dalinasi žmonės. Iš esmės galvoju ir aš, sudarėme sąrašą žmonių, kuriuos skriaudėme, ir iš tikrųjų skaitoma yra. Bet aš pats nesuvokiu, kodėl, aš rimtai, realiai, aš irgi girdėdavau, kad kurie mane skriaudė. Nes visą gyvenimą galvojau, kad mane skriaudžia. Aš darau per daug pakankamai, bet mane skriaudžia. Ne aš, o mane. O tai, kad liepupė visiems per galvas, aš to nemačiau. O tam buvo reikalingas 4 žingsnis. Aš kai pamačiau 4 žingsnį, kai pradėjau rašyti, aš iš vis pagalvojau, kaip su tokiu bepračiu gali kas nors iš vis bendrauti. 9 žingsnį, aš taip kažkaip per trumpai, 9 žingsnį, kur galėdami asmeniškai atiteisimus skriaudas žmonėms išskyrus atvejus, kai to būtume pakenkę jiems ar kam nors kitam. 9 žingsnį dariau 3 kartus ir dar tebedarau šį. Tik tais skirtumas yra tas, kai sudariau šitą sąrašą, man globėjas paprašė, kad parašyti, atsirado daugiau mirusių žmonių. Tai pirmą kartą rašiau laišką mirusiam žmogui. Ir aš girdėdavau visą laiką grupėse, kad, patarė dažniausiai nueiti ant kapų kur nors ir sudeginti jos. Tai pyliau iš širdies, nes turbūt tas nuolankumas, sąžinė tai atsivėrė, kad to žmogaus nebėra, o taip norėjusi apkabinti ir realiai atsiprašyti. Tai išpyliau viską, kas įmanoma ant to popieriaus ir kas įvyksta tai, kai aš atvažiuoju pas globėją, globėjas sako, tu man neskaityk. Sako, tu nuvažiuok ir pasakyk kunigui. O čia tai galvojau, papuoliau. Aš galvojau, kad trumpai žodžiais pasakysiu jam viską, o čia dabar man reikės važiuoti pas kunigą. O tas kunigas mane pažįsta kaip dorą pilietį, lankantį bažnyčią, ten 12 metų, praleidžiant ten gal kokius per metus, gal kokius 2 sekmadienius ir aš dabar nuvažiuosiu ir dabar jam paskaitysiu tokius dalykus. Bet ir vėlgi, pradėjau taikyti tą 1, 2, 3 žingsnį. Jeigu ne malda, aš nebūčiau ryžęs tam dalykui daryti. Tai dantį sukandęs, ryžausi, nuvažiavau pas kunigą. Ir kaip tos išankstinės nuostatos veikia. Pradedant skaityti laišką, aš jau galvojau, viskas, dabar čia bus juoda, dabar nebeįleis, iš viso išpeiks. O galas gavosi toksai, kad apsikabino, liepė sukalbėti ten tokias maldas ir po to dalyko, nemačiau ne 8 metus, nemačiau nei vieną kartą, kai jis mane žiūrėtų, ten, pavyzdžiui, šypsotųsi ir ten prieitų. Tai mūsų bendravimas pasikeitė. Tai, kai aš galvojau, kad mane pasmerks, gavosi atvirkščiai. Tai tokie stebuklai įvyko su tais 9 iš tokių didesnių. Kai maniau, kad mane apgavo, o gavosi taip, kad aš pirmą kartą išdrįsau pasakyti tiesą. Dėl to ir šiandieną stengiuosi
stengiuosi, aš negaliu pasakyti, kad kiekvieną dieną sakau tiesą, bet aš stengiuosi daryti, nes tai programa moko. 10 žingsnis, tai man labai patikdavo irgi visą tą laikotarpį anksčiau, kai būdavau be programos, ne, man patikdavo nuolatos stebėti ne save, o stebėti kitus, ne, nes aš geriau žinau. Ir pritaikyti savo praktiką. Nu, jeigu žmogus neina ne į grupę, tenais kokią savaitę laiko, po to ateina ir sako, kaip aš jumis pasiilgau, žinai, po to vėl savaitę neina. Nu tai kaip čia gali nesveikti, kritikuoti, nueiti ne, į rūkyklą ir laukti, kada tas perikūras bus, kad apšnekėti tą žmogų. Tai va tas man labai tikdavo, labai patikdavo, bet čia reikia stebėti nuolatos save. O šiai dienai tas 10 žingsnis suteikia jėgų, ne, išbūti tą dieną blaiviai, ir ne tik blaiviai, bet to pačiu nuolankesniam, kuklesniam, ne, ir sąžiningesniam. 10 žingsnis, ne, išmokina mane nebūti išklausomam, išklausyti, nestengtis būti mylimam, ne, o mylėti. Tokie vat stebuklai čia, iš tikrųjų be šansų būnant taip man vienam pačiam, aš nežinau, tą knygą čia daug kartų ir sakiau, 13 kartų aš ją skaičiau tą knygą, bet žinai, dažniausiai skaitai tą vat, skirelę žmonoms, kad galim būtų ateiti, nes žmonai pamest tą knygą ir žiūrėk, kokia tu kalta, kad aš geriau, kiek aš daug praradau, kiek aš galėjau turėti. 11 žingsnis, tai jisai yra man per dieną. Visada su manimi jisai yra. Visada. Aš nežinau, šiai dienai aš neįsivaizduoju tokį dalyką, kad, be maldos. Mano rytas prasideda ne nuo pačio 1, 2, 3 žingsnio. Šiai dienai aš turiu galimybę. Aš galiu atsikelti rytą, nedaryti tų žingsnių. Galiu eiti vėl savo valią, daryti, vykdyti. Bet aš žinau, kur mane tai nuves. Aš aiškiai vienintelį žinau dalyką, kur mane tai nuves. Jeigu nemirsiu, tai blogiausia atveju psichuškai tai tikrai. Nes buvo išbandyta, perėta, man reikėjo bendroji sumoje 40 metų suvokti, kad aš esu bejėgis prieš alkoholį ir kad mano gyvenimas nevaldomas yra. Tai šiai dienai, aš nežinau, šiai dienai atsirado tokia galimybė, už katrą galiu džiaugtis, ne? Jeigu neturiu ką sakyti, aš galiu tiesiog pasidžiaugti, kad aš turiu mašiną, ne? Galiu važiuoti, galiu ją vairuoti. Šiai dienai turiu galimybę pasidžiaugti už tai, kad mane pakvietė į grupę, nors šiuo momentu dirbu užsienyje labai toli ir neturiu galimybės lankytis grupėse, bet Dievas sudėlioja taip, kad man neleidžia tenai žmonės pamiršti, kas aš toks esu. Šiai dienai tiksliai žinau, kad jau 3 žmonės, kurie bandė su manim bendrauti, į darbą neišeis, nes jie yra užgėrę. Nors jie labai neigia, kad jie yra priklausomi nuo alkoholio. Anksčiau tai būčiau tempęs, kaip prisimenu, visus grupę, žinai, būčiau į ligoninę siuntęs. Sunku buvo išmokti tą principą, išugdyti, kad knygai parašyta, ne, mes neverčiame, mes neraginame, mes tik dalyjamės tuo, kas įvyko mums. Tai šiai dienai pavyksta tai padaryti, kad ir dabar susirinkimą atėjau visai netikėtai, nors paskambino, žinojau prieš grįžtant. Tai Dievulėlis taip sudėlioja, kad neleidžia pamiršti man tos programos. O 12 žingsnis, tai šių žingsnių dėka dvasiškai pabūdė, tai čia man buvo labai baisus. Aš tai bijojau to žingsnio, galvodavau, čia sultaną reikės susidėti arba tenais vaikščioti aplink bažnyčią, žinai, senutės visą laiką pervesti per tą gatvę. Aš antram žingsnį po miestą prisimenu, kai važinau, ką daryti kitiems gerą, žinai. Galvojau, kokią čia tą senutę pamatyti, invalidą gal kokį pamatyti, kur nors pervesti. Tokios, kvailas mintis lyzdavosi. Šią dieną suvokia, kad tai yra nauji principai, tų principų pasidalinimas su kitais, žinai. Ryte atsikėlus galvoti ne apie save, žinai, o pagalvoti apie kitą žmogų. Tai tas 12 žingsnis šiai dienai yra toksai, nežinau, išėjo šiandien biškai trumpiau. Ačiū, kad paklausėte, ačiū, kad su jumis, gal klausimais prailginsim tą laiką. Ačiū tau. Turite klausimų? Aš norėčiau užduoti klausimą, sakyk, kaip pasikeitė tavo santykiai prieš su, nežinau, žmona, vaikais, artimoje aplinkoje ir kaip jie keitėsi po to, kada susipažinai su sveikimo programa? Jie keičiasi ir šiai dienai, iš tikrųjų, taip apibūdinti. Sakykime, toks pavyzdys. Turiu daug pinigų. Sakykime,
nu, tų pinigų netrūksta, kaip sakant, ne, bet einam su žmona, tarkim, į parduotuvę, ne, ir žmona sako, blembas, va, būtų gerai, sako, nusipirkti kokį tą podą ten visų kitų firmų, prisižiūrėjusi ant YouTube. Nu, mano reakcija būdavo pikta iš karto. Nu, sakykime, kam tau podas tas reikalingas, nes namuose yra cėlį 3. Ne, ir po to valgai tą žmoną, nu, sakykime, savaitėm. Vat, nu. O ką pats nueini tenais, nu, prisipirki visokių bambioškų, į tai neskaičiuoja tos dalykus. Žodžiu, nu, iki programos, nu, gėrimo laikais tai aiškus, ne, visą laiką maišosi, neleidžia išgerti, tai reikia važiuoti ten, tai reikia daryti tą, ne, tai tas ir taip natūralu, aišku, o blaivybės laikais tai visą laiką buvau aš, ne jinais, nu, tarkim, nu, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakius, atsikeli rytai, galvoju, koks čia padaras guli šalia manęs, ne moteris, žinai, ir bėgiai iš namų užsidarai. Viskas grįžo, viskas tas pats, tik tais, kad nebuvo alkoholio. Užsidarai, žinai, tam kambarį, sėdi, žinai, televizorius eina vienam kambarį, nueini į kitą kambarį pasiimti kokią maikę, įsijungi ten televizorių, išeini, ne, vėl į tą savo kambarį grįžti, žinai. Ir galvoja, blembas, niekam aš nereikalingas, niekas man neskambina, nieko. Ir ant tų žodžių tvoja telefonas skamba, žinai, pasikelia, nu kaip nelaiko, blem, laiko neturiu. Ir padedi ragelį, žinai. Nu, vat, maždaug tokioj vat, situacijai. Nu, tai šiai dienai, jeigu, čia reikėtų žmonos klausti, nu šiai dienai jin ilgisi mane, jin nori būti šiandien su manim. Jai labai sunku, kad aš dabar išvažiuoju dirbti į užsienį, bet, nu, susiklosti taip gyvenimas. Neprieštarauja tom. Be galo su žmona gal nebuvo taip sunku, jinais, nu, kaip jo žodžiai buvo, jinais, nu, aš ne veltui ištekėjau, nes, nu, prie altoriaus, taigi sakiau, ir varge, ir skurde ten. Bet labai pasikeitė santykiai su vaikais. Čia vat įvyko tas vat, didžiulis vat, tas stebuklas. Šiandieną buvo pas manęs tarpas, kai aš ėjau žingsniais, aš pirmą kartą atsisakiau to vaikymasi pinigų. Kad suprastumėte realiai, ką reiškia atsisakiau pinigų, aš niekur nejau. Vat man pasiūlė globėjai, sako, tu kaip eisi programą, nes aš dirbau ant savęs, ar eisi dirbti. Sakau, ne, aš dirbti neįsiu, aš eisiu ant tavęs. Čia vat prasidėjo ta pati pradžia ir aš programą kaip praėjau ir aš laikiausi tos nuostatos, kad, nu, vat darysiu tą, ką man paskyrė Dievas. Kai aš atradau tą bendravimą, ne, kai aš tikrai realiai patikėjau, kad tik aukštesnė jėga gali man grąžinti tą sveiką mąstymą, tai aš jau prašiau kiekvieną dieną, kad mane vestų ir rodytų, ką man reikėtų daryti. Ačiū tau. Okay. Nori dar pasidalinti? Kažkur mintį dabar nutraukė. Tai apie vaikus. Tai va, tai realiai, jo, apie tos vaikus, tai va, nu, ir aš realiai niekur neėjau, niekur nedirbau, tada aš tarnavau, nu, tarkim, ėjau be proto į visas grupės, jau per kur tik galėjau. Ir va, tai va, ir neišėjo į tą blogą, nes aš pirmą kartą skyriau to, ir mano vaikai apsiženė, ir tarkim, ten tie uošviai yra ir turtingesni, ir viską, ir siūlydavo tie uošviai ir kelionės, ir išvykas visokias. Bet aš tai to nežinojau, man tik po to pasakė, po kurio laiko vaikai atsisakydavo, geriau atvažiuodavo pas manęs ir leisdavo laiką su manim. Nu, ta prasme, tai čia buvo toksai, nu, toks, nu, didelis šokas iš jų pusės, nes anksčiau jie manęs vengdavo ir bėgdavo nuo manęs. Tas pats dabar vyksta su anūkais, aiškus, nu, čia glosta mane savimėlė, aš gi alkoholikas esu. Kitiems seneliams vaikų neduoda, o man atveža į dieną po 2 kartus. Tai maždaug taip. Tai va tokie stebuklai vyksta mano gyvenime. Jo, gal savanaudiškai, bet labai miela, nes iš tikrųjų man tie dalykai tai tokie, vat, nu, džiaugsmas. Nu, aš niekada nežinau, kas atsiyra. Kad laimingas aš esu, aš negaliu pasakyti. Aš būčiau melagis, kad aš esu laimingas. Bet kad aš išmokau džiaugtis, ne, išmokau rimtai šypsotis, išmokau verkti, išmokau liūdėti, išmokau ramiai sėdėti, išmokau medituoti, išmokau su Dievu kalbėti. Va čia yra man labai labai svarbus tas dalykas. Nebeieškau, koks jisai ten buvo. Tai va tie tokie nauji dalykai, va čia nes, ta pati saulė, net, žinai, va pavyzdžiui, visą dieną va, eini, darai to žingsnį, taigi būna visaip, ne, taigi būna ir nafik kažką pasiuntė, ne, būna ir kažką pastumė.
Būna pripažįsti, ne, jeigu gali atitaisai, bet būna gali neatitaisai, bet tas vat, vakarinis, ne, tas savianalizė ir po to išėjimas, tarkim, nu, mano atveju, šiuo atveju, į terasą su kavos padeliu, žinai, vat, ir pažiūrėti, pavyzdžiui, nu, ten saulė leidžiasi, ne, nu, kiekvieną dieną leidžiasi, bet tu mums labai gražiai leidžiasi. Nu, blembas, nu, taip, nu, ta vidinė jausma, nu, neišpasakysi, nu, aš anksčiau tokių neturėjau, neturėjau tokių. Anksčiau man būdavo taip, žinai, aš gersiu vieną. Daugiau tikrai negersiu, žinai. Išgeri vieną, po to išgeri dar vieną, po to, nu taip bus bloga rytoj ryte. Nu ir varai. Neturėjau niekada tokių dalykų. Tai šią dieną va tokie va nauji dalykai vyksta. Ačiū tau. Turim klausimą iš žmogaus prisijungusio nuotoliu, tai sveikinasi su tavim, labas vakaras, ačiū už pasidalinimą. Kaip šiai dienai tvarkaisi su tais būdo trūkumais, kurie tau trukdo kasdienybėje? Jeigu yra apie tos būdo trūkumus, tai pyktis, pavydas, kažkokios manipulacijos. Ir kaip elgiesi situacijose, kurios sukelia tau nerimą? O, čia tai geras, čia, ypač darbė, pas manęs tenais buvo, tai tokia tas nerima. Nu čia nieko stebuklingo, aš jums nieko nepasakysiu, aš ką darau, aš meldžiuosi. O ką darau, tai meldžiuosi. Aš visą laiką, šią dieną, vat, anksčiau girdėdavau, bet nemokėdavau stabtelėti, ne? Vat visi dalindavosi grupėje, ne, sakydavo stabtelėti, ne? Tai aš dabar prieš įsižiūrint, ne, ką nors, vat, nu, užeina piktas, ne, ir aš niekada nepasakysiu pirmą žodį. Jeigu yra galimybė, ne, aš geriau pasitrauksiu į šoną, o jeigu nėra galimybės, tai tyliai sukalbėsiu, man kiek spėju, aišku, tuo momentu. Nei vieną kartą dar neišėjo man, nu, įžeisti. Būna, kartais pradeda taip jau išlenda, bet aš nežinau, kas bus rytoj, aš nežinau, kas bus poryt. Bet šią dienai, ką aš galiu, tai aš galiu stengtis, bet ne visada išeinu. Yra buvo tokių situacijų, kad ir pasakiau, nu čia kažkaip tais nepapuolama dabar tokių daug. Bet žinau, aiškiai prisimenu, kad grupė vieną kartą buvo, jau buvau programai ir leptelėjau tą, ką nereikėjo leptelėti. Tai irgi buvo tas pirmas kartas iš tų pirmųjų kartų, kai išvažiavau iš grupės, bet po to grįžau ir atsiprašiau, kur man buvo visiškai svetima žmogaus. Nu kaip prisimeni, nu tarkim nosį krapštai, tai žinai, kad negali krapštyti, tai stengiasi nekrapštyti jos, nu bet jeigu jie išlenda, tai išlenda, nu tai ką aš galiu padaryti tuo momentu, tai aš darau, ne, aš atsiprašau Dievą, ne, visų pirma, ne, paprašau, kad man pašalintų jos, ne, o jeigu yra, tai aš tada iš to žmogaus atsiprašinėjau. Bet, nu, čia ne viena, čia kasdieninis darbas. Šiaip iš tikrųjų mažiau pasitaiko. Aš net nežinau iš tikrųjų, kiek aš dar jų turiu, tų būdų trūkumų. Jų atsiranda vis naujų ir naujų, lygiai taip pat kaip ir sąrašas 9 žingsnio. Atsiranda vis naujų ir naujų. Aš tas žmogaus net nebuvau rašęs, nei nieko, bet, va, pavyzdžiui, kartais, toj pačioj Norvegijai, aš net nebūčiau pagalvojęs, gyvenu šalia Oslo, ne, pasitaikė darbas, va būtent tą dieną, va būtent pasitaikė Oslo, vienadienis darbas. Bet aš aiškiai žinau, kad aš važiuodamas į darbą, ne, aš visą laiką prašiau, nes, nu, realiai atrodė, kad aš nieko neveikiu. Bet čia man atrodo kaip savanaudžiai, ne, kad aš nieko neveikiu. Aš važiuoju, ne, ir prašau, Dieve, suteik man galimybę, kad nors būti naudingom, ne tau ar kitiems. Nu, taip atrodo tuščiai, ne. Ir aš matau, eina mano klasiokas ir aš aiškiai žinau, kaip aš jį tenais lūpdavau mokyklai. Aš aiškiai matau, va einu ir man nekyla, va nėra nei baimės, nei nieko. Ir aš ateinu ir aš tiesiog sakau, atsiprašau, jūs nustebę, žiūriu, ką, nu žiūri kaip į durnį, aš tiesiai šviesiai sakau, žiūri kaip į durnį. Nu. O tokie dalykai atvyko kaip antrajam žingsnėje, kaip sveiką mąstymą man Dievas grąžina, ne? Išėjau iš savo, darydamas tą žingsnį, išėjau savo laiptinės, ne? Ir pirmą kartą gyvenimą einu, nu, nenoriu žaisti, nu, bet visi taip vadina, aš nu, kitaip nepavadinsiu, narkomanas eina, piktas, labai piktas toks eina, žinai. Ir aš jam sakau, nu, svetimas žmogus, nu, kažką reikia daryti kitaip, reikia veikti, veiksmų programa juk, ne? Aš šiaip iš tikrųjų nežinau tuo momentu, ką reikia daryti. Nu, aš pirmą kartą sakau, labas rytas jam, žinai, jis man, eik tu, na, nu, tam reibiai taip, žinai.
O aš pirmą kartą aš nusišypsau, sakau, ir tau geros dienos. Tas pasimetęs atsisuka ir šypsus. Nu, va tokie, nu tada va pamačiau stebuklą ir dabar va tokie va vyksta. Aš nežinau, tiesiog darau. Aš nebesprendžiu, gerai tai ar blogai ar ne, čia yra Dievo valė. Ir man tai kol kas padeda, aš nežinau. Nes aš jau bandžiau, žinot, nu, bandžiau 40 metų jau, žinai, valdyti viską. Ne, aš nebenoriu. Ačiū tau. Ar turim klausimų? Egidijus, Prašau. aš norėjau paklausti, tu sakai, kad dabar kad tu nesijauti laimingas. Kodėl tu nesijauti laimingas? Todėl, kad aš nežinau, kas tas yra laimė. Aš pirmą kartą žinau, ką reiškia mylėti, vat jaučiu. O aš pirmą kartą žinau, ką reiškia juoktis. Nes tikrai galiu nuoširdžiai pasijuokti. Aš pirmą kartą galiu išklausyti. Nes aš vis laik norėdavau, kad man reikėtų išklausyti. Kas tas yra laimė, nežinau. Kai jau žinosiu, tada atsakysiu. Ačiū tau. Gal turim dar klausimų? Šarūnas alkoholikas. Prašau. Andriau, minėjai vieną kartą Dievo valią, norėjau paklausti, kaip iš tikrųjų buvo su trečiu žingsniu, kaip pavyko iškart patikėti savo gyvenimą Dievui, ar kažkoks supratimas atėjo vėliau, kada būtent pradėjau gyventi pagal Dievo valią, ar kai sukalbėjot maldą su globėju, praėjot trečią žingsnį, tai stebuklingai. Ne, stebuklingai nebuvo. Aš gal net taip išreiškiau, aš sakau, aš trečiam žingsnį tiesiog atėjo suvokimas, kad jeigu aš gyvensiu taip, kaip aš noriu, ne gyventi, aš tikrai užsilenksiu. Aš net negalvoju apie tas psichiatrinės, nes mano tie paskutiniai užgėrimai, jie tikrai vedė prie to. Čia, ačiū aiškus ir medikams, čia turbūt jų dėka aš galiu šiandieną čia sėdėti, nes šiaip iš tikrųjų, beproto didelis koncentrato alkoholio. Pas manęs nėra stopo, pas manęs, kiek yra, momentais nulūžti, atsikelti toliau, nes sveikata neleidžia, nėra. Aš supratau, aš aiškiai žinau, kad jeigu aš gyvensiu taip, kaip aš noriu, o girdžiu grupiai sako, žinai, kad reikia gyventi pagal Dievo valią. Ir aš bukai kalbėjau, aš iš pat pradžių bukai tas maldas kalbėjau, visiškai bukai. Ir jos pradėjo dažnėti. Iš pat pradžių kalbėjau tą pačią maldą, nesuvokdavau, ką sakyti. Kažkada Diana, čia mes sėdėjo grupė, kažkada jiems pasakė savo pavyzdžių, dėl ko į grupės naudinga eiti. Pavyzdžiui, aš čia atitraukau nuo grupio, man biškai sunkiau ir pasidalinti, sunkiau pritapti. Nes tame reikia, judėti tame. Tai aš tiesiog bukai šnekėjau, po to atsirado jau dėl ko šnekėti, po to atsirado suvokimas, ką šnekėti. O po to tiesiog, žinai, taigi anksčiau būdavo visą laiką, kažkokie kiniečiai, dažniausia frazė galvoje, sėdi vienas pats su kiniečiais, ir juk neieškai, kad rėti kiniečiai, Vietnamo tenais ar Japonijos kažkokie, jie kiniečiai, pas tavęs kažkokie yra. Tai pas manęs irgi dabar bendravimas, tiesiog Dievas yra viskas, aš nežinau, su kom šneku, bet aš jaučiu ir mano to gera. Ir aš stengiuosi daryti, man neišeina, bet aš stengiuosi. Aš prašau tos stiprybės stengtis daryti, ką jisai norėtų daryti. Aš nežinau, ką jis man paruošęs. Šiandieną labai ramiai, labai sakau, džiaugiuosi, kad čionais esu. Tai bet čia ne mano valia, jeigu būtų mano valia, tai aš geriau savanaudiškai savo nukai sėdėčiau, žinai, džiaugčiausi, kur nesenį besmegenį daryčiau, žinai. Bet aš dėkingas Dievui, kad aš esu šiandien čia ir dabar. Ačiū tau, ar turim dar klausimų? Aš tada užduosiu klausimą, ką tu galėtum iš savo patirties rekomenduoti žmogui, tam vadinamam naujokui arba tik išėjusiam iš gydymo įstaigos, kur medikai sako, kad tu tiesiog nebegerk. Tai kokių rekomendacijų galbūt tu laikysi tos pirmus kartus, kad išbūti blaiviam? Kad aš pasakyti, kad rekomendacijos tenais, nesilaikiau aš ne vienos. Kažkaip tais aš galbūt pirmą kartą, kai aš išėjau, aš norėjau baisiai įrodyti, kad aš netoks. Nes aš išgirdau istoriją, sakau, tokios, baisės, tenais, apsisisėmėmis visi buvo, mane, ne taip atrodė baisiai, bet tenais, kaip jau, tenais, tokie, prišalė, koja sulaužė mašinas, ten pragėrė būtus, ten dar. Man taip, kažkaip jis nebuvo, taip, galvoju, tikrai aš netoks. Ir aš baisiai norėjau įrodyti, kad aš, netoks kaip jie. Tiesiog. Po to patyčias prasidėjo, žinai, sėdėt su draugai, žinai, jam negalim pieną gerti, žinai, nervas įma, žinai, tokia. Bet kažkaip jis, nelaimingas, lūpą patempęs, į viskas, nelaimingas,
Vat nori įrodyti savo principą ir viskas, kad vat aš esu aš. Nu, bet tas nepar ko neprivedė. Atėjo momentas ir išgėriau. Šią dieną aš suvokiu, kad, mes neperšam, neįtikinėjam. Mano atveju, man tikrai nereikia įrodinėti, kad Dievas yra. Mato aplinkinį, mato vaikai, mato šeima. Nes koks buvau ir koks esu dabar, tai čia didelis skirtumas yra. Andriau, tu minėjai, kad pas tave labai ilgas 8 žingsnio sąrašas, daug žmonių nuskriaudė, išgirdom pasidalinimą apie tai, kad lengviausia parašyti laišką. Ar atlyginai žalą gyviems žmonėms, galbūt gyvūnams, galbūt kažkokia juokinga devintuką arba nevykusi devintuką prisiminti, galėtum pasidalinti? Ne, tai juokingų ten nebuvo. Sunkiausias tai buvo blembas tas. Tu turi minėti pavariuką, ne? Čia topinis variantas buvo. Toks buvau, žinai, tas, kuris anksčiau varlėms pūsdavo, ne, ten užpakalis, tenais kol sproksta, ten viską, ne, ko žingsniu pradėjau eiti programą, nežinau, kas man atsitiko, negaliu paaiškinti, ypač šiai dienai statybose buvau, reiškia, reikėjo stogą apšiltinti, ten variukas kampė ten buvo, negaliu aš nuvyti ir viskas. Lepiau savo porninkui, sakau, tu eik, sakau, krapštyk jį, sakau. Žiūri į mane toks pasimetęs, nes jisai matė mane ir, blaivybė ir po to užgėrusi tokį. A čia tu, Andriu, lipk skavornai. Ne, turėjau šuniuką, nusipirkęs iš tikrųjų veislinį, tokį didelį. Nedidelis, turėjo būti didelis, reiškia. Jis iš vis mažiukas buvo. Girtas, parke vaikščiau, girtas sugalvojau paleisti, žinai. Treniruoti sugalvojau, reikia ištresiruoti šunį. Ir išbėgo į kelią, mašiną nudūžė. Tai rekomendavo man nueiti į šunyną, reiškia, žinai. Bet čia jie vėlgi buvo tas toksai, jums atrodys galbūt, nereikšmingas visai toksai dalykas, iš viso nieko. Bet, nepatikėsit, aš nueinu į tą globos, tenais, kur šunys globoja, benamį prieglaudę jo. Vieną dieną nieko, ten paprašė, ne šunis globoti emblemas, o taip lygtis pas manęs parašyti, žinai, statybininkas. Ir prašo, žinai, tos vagonus jiems išlyginti, žinai. Ir čia prie to 6, kur klausia, kaip tvarkaisi savo to pykčiu, žinai, pikta. Bet, jau ten pradedam skaityti, jau tenais, juk mačiau 4 žingsnį, jau ten kas kaip, ne? Ir čia pradedi, žinai, sakau, tušiai. Dieve, būk geras pašalink. Prašau, daryk, žinai. Dantys sukandė, žinai, darai. Ir vis laukia, kada jau prileis prie tų šunų. Antrą dieną vėl ateina, žinai, dar vieną pastatyk, langus reikia, žinai, ten tipo, žinai. Vėl dantys sukandės, Dieve, suteik jėgų, žinai, suteiks domų. Vėl tai. Ir trečią dieną nuveda pagaliau prie tų šuniukų, žinai. Ir ateinu prie voljerą, pačiam gale tenais. Daug šuniukų praėjau, Dina stovi. Didelė Dina stovi. Atsisėdau ant kilienų į vertvas pradėjau. Mano šuo. Tai tokie stebuklai vyko. Gal turim klausimų? Aš čia neatstosiu nuo tavęs, nes dar turim laiko. Tu ten užsiminiai, kad jo knyga yra parašyta apie tą, o dabar apie seksą. Ne, ir ten iš tikrųjų kalba apie santykius su žmonėm. Tai ar tau teko rašyti santykių idealą, koks tu turėtum būti vyras savo žmonai, kaip turėtum elgtis, koks tu turėtum būti tėtis savo vaikams ir kaip tau sekasi to idealo laikytis? Be šansų. Be šansų, neviniosiu aš į vatą, be šansų. Kaip, tai ką parašiau, tai be šansų. Neišeina tikrai, gyventi 100% neišeina. Bet ta paskata, žinai, ten buvo, reikėjo parašyti blogas savybės apie save, žinai. Oi, ten buvo, iš pat pradžių taip toksai momentas, žinai, tai čia lengva, aš to supilsiu, žinai, to prirašysiu. Reikia rašyti, žinai, kad nėra ten labai daug, taip jau, tų savybių, ten tokių, žinai. Čia viens pats, kai rašai.
Bet tada ateini atsiskaityti globėjui, tokiam pat alhašui kaip ir aš, žinai, o pasižiūriu, kad tai jau ir dar galim prirašyti, ir dar galim prirašyti. Ir atėjo toks momentas, kaip sako, parašyk gerasias savybės. Ir va čia tai buvo, nu, toks šokas. Atrodė, kad aš visą gyvenimą buvau toksai geras, ne? Bet po 5 žingsnį, ten, nebepamenu, kad, ne, 4 žingsnį, jo. 4 žingsnį labai toksai, nu, ten didelis toksai krūvis man buvo. Tai sakau, jau pamaty po tų pykčių, po tų baimę, ne, ten kaip reikėjo parašyti tas gerasias savybės, tai pasižiūri, kad nėra ką rašyti. Ir va tada, va, sakau, kodėl santykiai pasikeitė su vaikais. Aš pirmą kartą nuėjau pas vaikų, pas žmonos, pas bičiulių, kad jie mane žinojo daugiau. Sakau, ką galite pasakyti apie mane gerą? Oi, tėti, ten toks ir toks ir toks, ten, žinai, ten ir taip ir taip. Bet pasisodinau atskirai po vieną ir tenais irgi tik malda padėjo. Čia ne aš sugalvojau. Man nebūtų šovę į galvą, kad paimti atskirai nuvesti vaiką, žinai, iš pradžių pradėti šnekėti, kaip jiems sekėsi. tą dieną mokyklai, tenais nesvarbu, ne, vienai mokyklai, kitam treniruotei, man taip nebūtų sekėsi. Paklausti. Iš pradžių tai paklausti, o po to pasakyti. Aš nepyksiu, nei nieko, aš išeisiu iš kambarių. Sakau, bet būk geras. Nu, kas tau manyje patinka labiausiai? Sūnus atnešė vieną žodį, dukra 3. Skaudu, bet tokia tiesa buvo. Nu, ten biškai papildėm. Ar dar turit klausimų? Labą dieną. Tokį klausimą apie patį pradžią, kad pradėjau šnekėti. Vat įdomu. Iš pirmo jūs pasakėt, kad žmoną atvežė į ligoninę. Paskui pasakėt, kad jūs atsidūrėt ligoninėje. Ne, čia antrą kartą. Antrą kartą. Tai jūsų noro buvo ten važiuoti? Ne. Jeigu ne Minnesota, ne privati palata, be šansų. Tai ir klausimas, jeigu žmogus nenori ten važiuoti, jie gali iš vis padėti? Ar turi tokio, aš pasidalinsiu klausimu, todėl kad yra dar prisijungusių. Tai ar esi bandęs, ar turi tokios patirties, kada žmogus nenori pagalbos, bet piršti ir bandyti padaryti taip, kad jisai pasveiktų? Tai, daug dabar nėra tarp mūsų tokių, šiaip iš tikrųjų, kur taip buvo daryta. Bet iš savo patirties galiu pasakyti, ne, tai, tai jo, iš savo patirties, tai mane, sakykime, apgavo. Čia, iš tikrųjų, padeda, rašant žingsnius, padeda suvokti, ne, kad ne kažkieno valia, ne tos pačios žmonos valia, ne, o kad tik aukštesnioji jėga, žinai, čia gražinot dar tave į tą kelią, nes iš tikrųjų prigirdė mane ir nuvežė, nes tenais, mokamai palatui iš pradžių išbaigė, nes žinojo, kad aš tenais nenuvažiuosiu. Antrą kartą jau buvo lengviau, kadangi aš jau, kaip bebūtų keista, ne, kad ir kaip aš ignoravau tos programos, kad aš kaip sakiau, kad aš netoksai, ne, vis tiek buvo tarp jų, ir čia nes dar sėdė keli žmonės, buvo tarp jų tie, kad jie kažką tais pasakė, kas įstrigo galvą. Žinai, prie visų pripažinti, tai ne, be šansų. Bet palatoj vienas pats, kada pasėdė arba į rūkyklą nainę, ne, kai visus apšneki, nebėra ką apsakyti, jau visi išėjo, žinai, pagalvoja, blembas, juk man taip irgi buvo. Dalinusi žmogus, susitapatinau irgi labai, ne, kaip aš maniau vyriškumą anksčiau, kaip išreikšti vyriškumą, kietumą, žinai. Išgirdau, grupiai dalinusi žmogus, sako, man įpylė į stakaną, degtinės. Sako, aš išgėriau, žinai, ir man pasakė, o šitas toli eis. O tai man buvo taip pat, man įpylė į stakaną, bet man nesakė, kad toli eis, bet aš iškart pritapau. Aš skaičiau, kad tai vyriška yra. Aš pelniausi pagarbą ne darbu, ne kažkom tais, bet aš maniau, autoritetas yra, kada, kai su vyrais pakeliu, taip vyriška yra, žinai, jo. Tai tokiais, pradėjau po biškutį tapatintis, kad ir kaip būtų keista, bet jau vienas, kitas dalykas, trečias dalykas, po to man buvo lengviau programai biškai parašyti kažką, sąžiningiau. Ačiū Jums už
už klausimą, ačiū už atsakymą. Nu, ir pabaigai, tai kas tave parklupdė ant kelių kreiptis pagalbos į aukštesnį jėgą?